Sveiki, šiandien kalbėsim apie 5D pasaulį ir naująją žemę, bet prieš tai trumpas intro. Prašau, apsilankykite mano svetainėje naujaera.com, kuri yra apie dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją. Ten tikrai yra nereali svetainė, labai puikiai krikščioniška svetainė. Ir taip pat prašau palaikinkite ir subscribinkite, dėkui. Taigi 5D pasaulis, visų pirma, kas yra naujoji žemė? Man tai yra įmantrus žodis skirtas pasauliečiam apibrėžti naująją Jeruzalę, kuri ateityje pakeis šį pasaulį ir joje bus rojus, kuriame tikintieji Jėzų Kristų gyvens amžinai. Taigi naujoji žemė, kuri dažnai naudojama šis žodis, man yra tiesiog naujoji Jeruzalė iš tikrųjų. Ir Apreiškimo knygoje, galiu tai įrodyti, Apreiškimo knygoje 21:1-4 rašoma: ir aš pamačiau naują dangų ir naują žemę. Taigi, nes netgi Biblijoje parašyta naujoji žemė, galim sakyti, ne žodis į žodį, bet labai panašiai minima nauja žemė, kas yra naujoji Jeruzalė. Ir vien žodžiu, kaip patekti į naująją žemę. Tai reikia melstis Dievui Tėvui Jėzaus Kristaus vardu, reikia melstis Jėzui tiesiogiai bei šventajai dvasiai, reikia skaityti ar klausyti Bibliją, taip pat vengti nuodėmių, tokių kaip apkalbos, šmeižtas, melavimai, reikia susitvarkyti savo ego, atleisti kitiem, nebūti pasikėlusiu, bet jeigu sakau atleisti kitiem, tai nereiškia, kad bendrauti su jais reikia. Ir žodžiu, bet čia taip trumpai nepasakysiu visko, geriausia yra skaityti knygą Nauja era artėja, kurioje išsamiau parašyta, kaip patekti į naują žemę ir 5D pasaulį, o tą knygą galite rasti adresu naujaera.com. O dabar kas yra 5D pasaulis? Man tai irgi tiesiog įmantrus žodis skirtas rojui su Dievu. Šis pasaulis bus greit sunaikintas ir jį pakeis rojus, kaip jau sakiau, naujoji Jeruzalė. Bet kuomet sakau greit, aš kalbu iš Dievo perspektyvos, tad iš tikrųjų tai gali užtrukti. Biblijoje parašyta, kad Dievui viena diena yra kaip mums 1000 metų. Tai tas greit gali reikšti ir 20-30 metų, niekas nežino datų tikrai. Bet negalima atsipalaiduoti, nes rapture arba Dievo ištraukimas į 5 dimensiją gali įvykti bent kada, tad būtinai ruoškitės dabar ir kaip jau sakiau, skaitykite knygą Nauja era artėja, arba mano YouTube klipe mano YouTube kanale yra daugiau video apie dabartinius būsimus laikus ir kaip patekti į rapture. Pamiršau, rapture tai man žodžiu yra tiesiog Dievo ištraukimas į 5 dimensiją arba į rojų. Kokie yra simptomai, kad jūs pateksite į 5D pasaulį ir naująją žemę? Pagrindiniai 2 populiariausiai simptomai susiję su tuo vadinamoju ascension pakilimu yra, kad jūs pateksite ten, tai kad visi jūsų draugai, šeima ir panašiai apleis jūs, išduos jūs ir panašiai. Ir tai galioja net krikščioniam draugam, nes dauguma krikščionių yra netikri. Ir vien žodžiu, visi jumis apleis, tai yra geras ženklas ir Biblija rašo be set apart, kad turim būti išskirtiniai, vien žodžiu, atskirti nuo kitų. Taigi, pirmutinis ženklas, kuris leidžia manyti, kad jūs pateksite 5D pasaulį, tai kad kiti žmonės jūs apleis arba išduos. Kitas labai dažnas simptomas, kurį radau beveik visuose giduose, yra nuovargis. Nes 2 priežastis, dėl ko gali jūs kamuoti nuovargis. Tai organizmui reikia daug energijos, kad transformuotųsi į tą 5D. Ir antra priežastis, tai velnias dažnai atakuoja tikinčiuosius, tikruosius tikinčiuosius. Velnias labai dažnai atakuoja Jezabelės dvasia. Ir ta Jezabelės dvasia sugeba kažkaip tai sirpti energiją, man žodžiu. Tai nuovargis yra pati dažniausia krikščionių problema. Aš kiek dalyvauju YouTube visokiose streamuose, labai dažnai kas nors ten pasiskundžia, aš pavargęs ir panašiai. Ir kitur esu radęs daug informacijos, labai daug krikščionių skundžiasi nuovargiu. Taigi, jeigu jūs esate visiškai vienišas ar vieniša ir skundžiatės energijos stoka, tuomet tai yra labai geri ženklai, kad jūs pateksite į 5D pasaulį. Bet kaip norėjau paminėti, kad tai tik populiariausi pakilimo ženklai. Jų yra žymiai daugiau ir jos Google galite rasti. Įveskite 5D Ascension Signs.
Ačiū, kad klausote, dėkui, iki.